Sveiki, redaktorius siunčiasi taip pat kaip ir visos kitos programos, tai tikrai nėra sudėtinga atsisiųsti ir įdiegti. Mes matom jau šitą puslapį, iš kurio mes atsisiųsime. Paspauskite atsisiųsti, įsidiekite į savo kompiuterį, o kai įsidieksite, žiūrėkite toliau video, mes pasidarysim keletą nustatymų, kurie jums bus ir reikalingi. Jūs jau turite įsidiegę ir kai atsidarot redaktorių, jūs matysite tokį pat vaizdą kaip ir šitas, ką mums reikia nustatyti. Tai pasispauskite keisti, nustatymai. Mums atsidarė naujas langelis, einam iš karto į apačią. Jeigu jūsų dar nėra nustatyta kalba, tai pasispauskite šitą, tikriausiai bus anglų kalba, na, o jeigu lietuvių kalba, tai nieko nereikia daryti ir iš čia įsirinksite lietuvių kalbą ir paspausite ant lietuvių kalbos paketo. Toliau mums reikia susijungti su Notepad++ redaktoriumi. Paspauskite naršyti, susirasite savo kompiuteryje šitą programėlę. Jeigu neturite, tai ją atsisiųskite. Uždėkite čionais varnelę, pas jūs tikriausiai bus dar čia. Jūs uždėkite visada naudoti numatytą redaktorių. Yra reikalinga redaguoti jūsų svetainės failams. Na, o kai susirasite šitą programėlę, paspauskite gerai, išsaugoti. Tuo ir baigėsi mūsų redaktoriaus nustatymas. Iki pasimatymo sekančiame video.